Sveiki. Fallout Nuka Break tai fantastinis filmas. Jis nesukurtas siekti pelno ir neturintis jokio santykio su Bethesda Softworks. Jis sukurtas tik pramogai. Fallout. Fallout logotipas, pavadinimas ir personažų išvaizda, o taipogi kitos detalės susijęs su Falloutu priklauso kompanijoms užregistravusioms šiuos logotipus. Tai, prašau, neteiskite mūsų. Geros peržiūros. Nepersunkite. Spalio 23. 2077 metai. Pasaulinis karas prasidėjo ir pasibaigė. Tai buvo ne ginklų karas ir ne žmonių karas. Tai buvo paskutinis karas. Tai buvo karas atominės bombos. Viskas, ko nesunaikino raketos, sunaikino dykuma. Bet tai nebuvo pasaulio pabaiga. O ne. Tai tikrai ne pabaiga. Fallout Nuka Break. Ei, palaukit. Man reikia pailsėti keletą sekundžių. Arba keletą minučių. Štai, atsigerk. O Dieve, tai tik vanduo? Kam tu tai padarėjai? Bliskaveidžiai. Oi, aš pavargau, man reikia pamiegoti. O šitas radioaktyvus vanduo naikina mane iš vidaus. Sunolis. Ei, Skara, nežiūrėk į mane. Taugas tavo bendras. Mano? Jis man net nepatinka. O aš galvoju, vyrukai, jūs įsiaiškinate santykius. Santykius? Na taip, juk dykuma. Meilė yra ten, kur jos ieškai. Oi, ne. Na viskas, man gana. Man nepatinka linkmė, kuria krypsta pokalbis. Vyruai, eikime toliau. Nenoriu čia likti vienas ir mirti. Ei! Aš prekeivis. Pas mane baigėsi šauniai. Būtina jam tai pranešti. Pas mane taip pat baigėsi. Aš prekeivis. Tas? Jis sako, jog jis prekeivis. Tai spastai. Jis mus nušaus, jei mes išeisim. Mes manom, tai spastai. Tu mus nušausi, kai tik mes išeisim. Na, aš manau, jog jūs man meluojate. Na, o kaipgi mes galime tave apgauti? Na, aš manau, pas jūs kalnai šaunių ir atėję mane nušaus. Gerai. Darysime taip. Visi mesim ginklus su liktrim. Jeigu tu irgi keistuolis. Na gerai. Gerai, 1, 2. Palauk, kas? Tai spastai? Prieikit ir žiūrėkit. Geriausias šlamštas nuo čia iki Niureno. Žiūrėkit, ponė, iš to galite valgyti. Šičia, tai kur čia mes randamės? Neturiu nei žalio supratimo, bet matau šitą. O Dieve, tau tinka. Ei, o dar turi šito? Atleisk, bet ne. Paskutinė bankuotė.
pardaviau prieš keletą dienų. Dar žiūrėk, kokia graži skybelė. Jei net fiksuojasi. Mes labai džiaugiamės dėl tavęs. Ir dėl kepurės ir apskritai. Mes džiaugiamės dėl tavęs. Na, mes paimsim šitą dėžutę ir... Geras pasirinkimas. Ir visas kulkas, kurias turi tikriausiai. Žinoma, kulkų per daug niekada nebūna. Man atrodo, tau geriau sektųsi prikelti, jeigu tu nešauktum ant visų žmonių su pistoletu. Nežinau. Bet jei jūs į mane nešaudytumėte ir nepirktumėte iš mane šovinių. Supratote? Nevertėjo jam nosį sulaužyti. Na turbūt, bet man pasidarė žymiai geriau. Taip pat, kai gerai išgerus gaivinančios Coca-Cola. Aš jau taip seniai vaikščiodamas po dykumą, bet dar niekada nesutinkau žmogaus susikabliavus ant kolos. Viskas bus, Storliuk. Storliuk. Ei, nesižaisk, aš juokauju. Pas mieliausias žodis, kurį kada nors girdėjau apie save. Matot, kai tik prasidėjo pasaulinis karas, daugelis žmonių įsigelbėjo pasislėpę po žeme. Na, bet žmonės nenumanė, jog požeminės slėptuvės neskirtos kažką išgelbėti. Visos kitos slėptuvės buvo dalis socialinio eksperimento. Pavyzdžiui, slėptuvė numeris 21 buvo apgyvendinta tik maniankais žaidėjais. Arba slėptuvė 69. Iš 1000 slėptuvės gyventojų buvo tik vienas vyras. Dar buvo Tvugo slėptuvė. Numeris 10. Sukurta iš lėšų Coca-Cola. Slėptuvė buvo sukurta su tikslu testuoti kafė tinklą Itomatics ir maisto paskirstymą slėptuvėse. Treniruoklių slėptuvėje įrengtų nebuvo. Visi 10 slėptuvės gyventojai stovėdavo. Apkūnumas tapo socialinė norma slėptuvėje. Pilvo apvalumas tapo įgimta su kiekviena karta. Ir čia, kur kilo Tvibas. Jis buvo liesas iš visų. Jis buvo populiariausias pajūkų objektas 10 slėptuvėje. Man atrodo, jis išprotėjo. Jis sakė, tyčia. Sakė, tyčia. Tai kurgi jis? Stok, Storliuk. O čūdas mus pastebėjo. Kas? Skaityk kontraktą. Būtinai reikėjo rėkti. Prašau. Teneris ir kompanija, jūs pasamdys Cezar legionų, kad surastumėte ir grąžintumėte verginę vardu Scarlett, jo šeimininkui iš New Vegaso. O vardu Scarlett? Taip. Jeigu per jos sulaikymą jūs tiksite guliją arba pabėgėlį į slėptuvės atsakingų už jos pabėgimą, nužudykite juos ir gaukite atlygis 55 kamštukus. Sounds pretty good. Yeah, doesn't sound too bad, huh? Yeah, we can do that. Move it, we shoot! Hands where we can see him! Did these chumps just get the drop on us? Jesus. We're back here Dabar again. darysime taip, Storliuk. Žinai ką, ne. O dabar darysime taip. Skeletė. Mes matėme, kai jūs atėjote čia ir mes pasiuntėme į priekį savo vyruką Beną. Jis dabar jūs visus iššaudys. Na, Benai, jau laikas. Varyk, iššaudyk juos. Benai, jie čia, žudyk juos. We saw you guys come and we sent our buddy out, Ben. He's gonna snipe you right now. All right, Ben, take him out. Ben, they're right there. Can't see shit. O dabar darysime taip, Skeletė. Mes matėme, kai jūs ėjote čia ir mes pasiuntėme jį į priekį. Savo vyruką Beną. Ir dabar jis visus iššaudys. Na, Benai, jau laikas, varyk, šaudyk juos. Nieko nematyt per šitą šūdą. Eina jie šikt. Eisiu su tais, kurį laimės. Na, Benai, šauk. Nelauk.
Your name, sweetheart. Užsičiauk, beždžionėlė. Hello. They Turi call me problemų? Red. All right? Problemų? Repping my style. Tu kopijuoji mano stilių. Scarlet is Tai my mano name. problema. Well, Ką? that's Ką? stupid. You're stupid. At least Tavo Scarlet vardas is a name. That's Scarlet. just a color. Alio, Red is so a mane name. vadina Red. Supratai? Tu vagi mano I just stilių. made that up. That's not Nesuprantu. a name. Aš nevogiu. Scarlet tai vardas. Tai kvaila. Tu pati kvaila. Oh. Scarlet tai vardas, o Red tai tiesiog... Pala. Red tai tiesiog... Red tai irgi vardas. Tai vardas trumpinys. Redbeka. You guys Tai missed. tu tik ką tik sugalvojai. Gal galėtumėm juos visus užkišti? Focus. Turn off your damn radio. That's not on. It's on my radio. Kas čia dabar buvo? Jūs nepataikot. Kas čia buvo dabar buvo? Vigai, mums reikia suskaupti, išjungti savo sušiktą radiją. Tai ne mano. Pas mane siubinga idėja. How Ant many kiek times been siubinga. over this? Okay, this one, baby, not my fault. You shot him in the face. Only a little. Coward is much more exposed to quarrels than a man of spirit. Po paralis, Red. Kiek kartų tai kartosis? Na šitas. Tai ne mano kaltė. Tu jam iššovė tiesiai į veidą. Aš jam vos įdrėskiau. Do not bite at the bait of pleasure till you know there is no hook beneath. Tu tai girdi? Šitie daiktai. Suširpti ant kleivių. Ateik pas mamulę. Red! Labai baisu. What? I thought you said you were going to give us some cover. Hell, it was your idea. And you didn't even need it. I mean, we had to kill them all, and now they're all dead? Kas? Aš buvau tu mus pritengsi. Jaugi tai tavo idėja. Bet tai jums neprireikė priedangos. Mes buvom priversti juos visus nužudyti ir dabar jie visi negyvi. Juhu. Come on, man. Sušiktas lobis. You know what I hate when you do this? What? Look what we earned? Na kągi tu čia turi man pasiūlyti? Hey, I did something. It's not what you expected. Hey, muzzle discipline. Na liaukis, vyrutai. Nemėgstu, kai tu taip darai. Never know what you might find. Ką darau? No, I Paimu told tą, ką mes you užsidirbome? I'm not... Ką reiškia mes? Jei aš irgi kai ką padariau. Tiesiog ne tą, ko tikėjotės. Ei, akių nevartyk. You're two! Bijos to. Niekada nežinai, ką gali rasti. Na taip, aš suprantu, aš tau sakau, aš ne. It's real. Čia netgi dvi bonkutės. Tikra kola. Tekstą skaitė GAG, specialiai Torrent LT. Laughing like a clown. I love those dear hearts and gentle people who live and love in my hometown. They read the good
You're so welcome each time that I return, that my happy heart keeps laughing like a clown. Like a clown.